Nu, sveiki gyvi. Tai atėjo pavasaris. Va tiek sniego kieme tebelikę, vienas gabaliukas ir viskas. Pagaliau, vasariški orai. Tai vakar užvakar buvo plius 16 šilumos. Tai realiai vaikščiotas tokius megztiniu. Nu, tai reikėjo man ten po miestą biškį prasivaikščiot iki visokių reikalų. Ir dabar, pavasaris. Ir mes varom į Žygelį. Tai kur buvau pradingęs, realiai nebuvo progos nufilmuoti video, nes buvo taip. Galvoju, davai varysim į Žygelį, su Lauželį, toks fainas Žygelis bus, bet susikomplikavo ir nepavyko. Bet dabar ir paskui dar tenais visokių buvo reikalų ir tiesiog nepavyko kažkur nuvažiuoti. O dabar važiuojam į žalį taką. Pasižiūrėt, ar ir ten žalia. Tai seniai turbūt man nematėt su šita taše. Taip, bet geniukas varys išsimaudyti. Ilgai norėjau šito, laukiau akimirkos ir varysim išsimaudysim į ežerą. Tai pažiūrėsim, jeigu viskas gerai, maudysimės. Jei ne, pažiūrėsim, kaip ten bus. Tai varom į žalią taką. Atvažiavom, mašiną pastatėm ir padam į Žygelį. Apžeisim už medžių, pasižiūrėjom ir žuolį. Nelaukiam, varom. Turim čia biškutį ledą tokį. Vandens bus tai. Nu, vas, pavyzdžiui, va čia. Nežinau bus. Ne čia vat. Galbūt pavyks pasimėginėt. Nu, atėjau pasižiūrėt kaip šaltinis. Teka. Bet mažok. Bet yra vandens, reiškia gyvas. Kažkada čia kai buvo rudenį, tai buvo mažesnis. Bet dabar ir vaga padidėjo. Nu, neblogai. Taip atrodo Strėvos upė, tekanti, pramušus ledą. Gal kažkada čia buvo minimalus ledonešis, bet neaišku. Šiaip Žygelis nėra sunkus, einas pakankamai lengvai. Ir tik pažiūrėkite, atrodo kaip vasara. Samanų kilimas. Nu, dar biškį matys visokių sniego gabaliukų yra, tai suprantama, kad pavasaris. Bet tikrai smagu, kad gavom šiltą pavasarį ir reikia juo atsidžiaugti. Realiai, kur sakiau, kad galbūt didesnis kai kur ledus, tai realiai ledas nelabai yra. Nu, va tiek. Ten toliau dar matau tokį gabaliuką, bet tiek esmė. Kai kur slyksta, o kai kur vat ne. Nu, pala. Varom šitą pažiūrėsim. Nu, jau čia. Nu, čia visai neslyksta. Ne. Neženklau, kad būtų slidu. Ir šiaip žiūriu, kai kur atkuriu. Nu, logiškai, pavėsis. Tai va tiek sniego. O kur saulė daugiau pažiūrė. Tiek. Nu, realiai čia. Tai vat. Gilius. Gan nemažas. Šito bato gilius. Tai kaip ir normaliai. Daug sniego dar kaip ir būna kartais. Kad tiesiog eini taip tiesiai. Ir bomt. Visas takelis sniego. Gražu, bet jau atsibodo. Nu ką, sustavom. Atsigersim arbatos. Nu ką tik prisėjom ir einam. Ir žiūrėkit, kas radom. Pirmoji žiebutė per šios metus. Dar realiai nėra išsiskleidus, bet gražuolė. Pirmoji. Tegul sušyla. Kažkada reiks ateiti, čia turėtų būti mėlyna. Nu, pagaliau. Gal dar netyčia užmatysim.
Tai labai puiku. Realiai aš galvoju, kad jų dar nėra, bet jau dabar prie tokios šilumos supratau, kad kažkur turi būti. Ir yra. Nuskilo mums. Ir lekiam toliau. Nu, čia biški daugiau. Bet ir smagiau. Tikrai nes. Tai smagiai. Gal susitie. Tikrai jau čia smagiau. Dar apie 3 kilometrai. Kol kas neaišku su maudymu. Jeigu bus labai šalta, tai nepavyks, bet neaišku, čia bus. Tikiuosi, kad pavyks, labai norėčiau. Tai varom. Nu ką, jau realiai atėjom prie Strėvos įgriuvos. Labai nedaug lieka iki mūsų parkingo. Tai nieko nelaukdami, lekiam prie mašinos. Tai vat, tai šitą nuobodžią 3 km atkarpą. Na, aišku, čia ne visas žygis, 3 km čia nuobodžiausia atkarpa ant tokių vat kelių. Realiai labai nuobodu eiti. Visada tai būna. O dabar tikriausiai važiuojam maudytis. Tai varom link ežero. Nu ką, atlėkėm prie ežero. Panašu, vėjas ne per didžiausias. Bet dar neaišku, pažiūrėsim. Bandysim turbūt lystėkit. Nu ką, lendam. Ledukas. 3, 2, 1. Tu iki kaklos pasinervi. Išsimaudėme kitaip. Ilgai laukiau šitos akimirkos, bet pagaliau aš tai padariau. Tikrai džiaugiuosi. Tai va, tai kitie taip atrodo, blemba. Laikytis nėra už ko, bet nu vis tiek pavyko. Užskaitau. Labai smagiai, atsigaivinau. Taip, šaltis praėjo pro kūną. Tai manau, čia laikas yra sveikint. Na ką, o dabar, jei peržiūrėjai šitą video iki galo, paspaus like, jei kas nors domina, parašyk komentarą. Būtinai uždėk subscribe ir susitiksim tikriausiai, kad už keletą savaičių. Iki.